Žodžiu, susiginčiau su klientu ir taip jau labai karštai. Jis sako, būtinai mašina turi būti iš šiltų kraštų, nes tada nebus rūdžių. O aš sakau, nebūtinai. Svarbu, mašina būtų nešlamštas, kokybiškas ir bus viskas gerai, kad ir iš Švedijos ar Suomijos. Ir pagalvojau, padarysiu jums video įrodymą, kad ne visada lemia kraštas, ar šiltas, ar šaltas, ar automobilis rūdys ar nerūdys. Esminis dalykas, ar jis yra kokybiško metalo ar nekokybiško. Štai jums puikus pavyzdys. Volvo XC60 2013 metų 12 mėnesio. Pažiūrėkit, rūdžio ant važiuoklės praktiškai nėra. Ant kėbulo irgi nėra, automobilis iš Švedijos. O dabar pasižiūrėkit 2016 metų Lexus NX iš prancūzų. Va, žiūrėkit, prancūzišką mašiną, ne? Ir ką tik atvaryta į Lietuvą ir jau važiuoklė apsiniaukus rūdim. Be abejonės dar daug ką lemia automobilio priežiūra. Ar jis buvo dažnai plaunamas, galbūt antikorozinis buvo daromas. Aplamai, į bet kurį automobilio mazgą galit pasižiūrėti ar saloną, ar variklį, ar transmisiją. Kaip jinai buvo prižiūrėta, taip jinai ir laiko. Bet, aišku, yra ligotų automobilių, kurie neišvengiamai suges ir sulauksit rimtų remontų. Tad tarkite su ekspertais, ar perkate patikimą